esi jaunas, ieškai merginos, sunkiai sekasi. Turiu tai, kas tau gyvenimą palengvins, bičiuli. Šį kartą automobilis, sakykime taip, už labiau prieinamą kainą visiems. Taip kad prašau jūsų dėmesio, nes merginom bus šlapios kelnės. Nu, jaunimėlį ir ne tik. BMW GT 530 dizelis 2010 metų. Štai toks modeliukas su ganėtinai gera komplektacija, apie ją pakalbėsime kiek vėliau. Tvarkingų kėbulų, pilnai sutvarkyta važiuoklė ir praeitų naujų techninių pasų. Štai toks modeliukas tikrai atrodo gražiai, tvarkingas ir gerai užlaikytas. Kas ieškot iki 10 000 automobilio, tai sakyčiau variantas labai geras. Ir kol yra, skambinkit ir čiupkit. Taigi, pradėkim nuo komplektacijos. Kilesas. Šviesus salonas, parketo turim. Sėdynės niekur nesuplyšusios. Viskas gražu. Čia va toks patrinimas vienoje vietoje, bet dėl tiek, kaip sakant, tragedijos nėra, kai automobilis 2010 metų. Kaip bebūtų, jam jau 15 metukų. Atskira klimato kontrolė gale, šildomos sėdynės gale, 2 pirikurkos. Einam toliau. Kileso nėra. Atsiprašau, pritraukėjų nėra. Atsidaro tiek ta dalis, tiek ir, aišku, pilnai bagažinė su pakelėju. Kilimukų komplektai juodų yra ir pagal saloną šviesus. Viskas čia gražu, kaip turi būti. Užsidarom. Aišku, ir priekinių durelių kilesas. Taip, ką turime čia? Užsilengiantis veidrodėliai, pilnai elektriniai langai, memoris sėdynių, pilnai elektrinės sėdynės, vairuotojo sėdynėlė niekur nesuplyšus, vienas kitas toks įbrėžimas, kaip sakant. Bet tai vėlgi, čia nematau problemos. Priekinės sėdynės tiek šildomos, tiek šaldomos. Tai iš viso, kaip sakant, vasarą neprikepsit, o žiemą nesušalsit. Stoglangis, tiksliau jau panorama, ne stoglangis. Taip, ką turime čia? Turime akla zona, linijų palaikymas, HUD, projekcija ant stiklo. Prašau. Viskas veikia, kaip priklauso. Vairiukas dailus. Prie 240 000 pakeistos grandinės. Čia gražiai išlenda daiktadėžė. Čia gražiai atsidaro puodelių laikikliai. Automatas, važiavimo režimai, multimedijos valdymas, autoholdas, parktronikai, elektrinis rankinis. Nu ką, pasikurkim. Brumt. 2 rakteliai. Kaip sakiau, naujai praeita techninė apžiūra. Rida 276 000. Durelių neuždariau. Pasitaisysim. Radija veikia, viskas veikia. Reikia vienam rakteliui pasikeisti batareiką. Daugiau viskas kaip turi būti. Taip, multimedija čia viskas veikia kaip priklauso, jokių problemėlių, niekas nekaista, niekas nevyksta, viskas veikia kaip priklauso, variklis dirba tvarkingai, tepalų nuotekių nėra, važiuoja maloniai, nes sutvarkyta važiuoklė.
pakeista šakė, viena pagalvė. Kas dar pakeista? Yra pakeistas taip pat naujai įdėtas kondicionieriaus kompresorius. Kondicionierius šaldo labai gerai. Visos apdailos išlaikytos, nesuskilusios. Nei durelių, nei panelės. Mylėtas automobilis, bičiuliai. Mylėtas, tvarkytas ir prižiūrėtas, kaip sakant, laiku. Tai va, pritemstantis veidrodėlis. Čia valdymas panoramos, šviesų salono. 276 tūkstančiai rida, prie 240 pakeistos grandinės. Tai prieš 36 tūkstančius. Nusipirkus keisti nereikia, reikia sėsti ir važiuoti. Ką jūs manot? Parašykite komentarus. Šito automobilio kaina, nuspėkit kiek. Nu, nei daug, nei mažai. Normaliai. 9,5 tūkstančio eurų su galimybė truputuką pasidaryti. Taip kad, jeigu domina, kol yra, o manau, kad ilgai neusistovės, nes tikrai automobilis vertas dėmesio ir gerai išlaikytas kaip 15 metų amžiaus, nu tikrai labai gerai išlaikytas automobilis. Net, kaip sakant, negėda tokio automobilį ir pardavinėti, galiu tik pasakyti tiek. Važiuoja maloniai, viskas tvarkoja, kaip sakiau, niekas nebilda, nebarška, naujas technikinis 2 metam, nu, kaip sakant, bet trūksta tik tai įsimesti kokių mergaičių ar draugų ir lėkti trasą. Tai va, kaina 9,5, važiuojam autobrokeris Facebookas arba Instagramas, rašykite, jeigu domina šis automobilis, o jeigu tingite rašyti, tai skambinkite nurodytų telefono numeriu. Taip pat to pačiu telefono numeriu galite kreiptis, jeigu norite, kad parduotumėm jūsų turimą automobilį. Jums tai nieko nekainuos, viskas, ką reikia padaryti, atvaryti automobilį apžiūrai į mūsų aikštelę adresu Vyšnių gatvė 2 Lukšiai, Šiaulių rajonas, apsižiūrėsim, įvertinsim automobilio rinkos kainą ir jį parduosime už jūs. Tiek žinių, bičiuliai, tam kartui sakau iki ir netrukus manau, kad dar susimatysim. Čiau.